Kunčinas 1900 metais, netgi 89 metų pabaigoje, parašė futurologinį etiudą apie tai, kaip Alytus atrodys po 20 metų. Tai yra 2010 metais. Nu, praktiškai. Kaip turėjo atrodyti jau? Ir pabandysiu aš jums perskaityti, jūs atpažinsite savo miestą. Ir labai juokinga, bet kai kas, ir ypatingai tos vietos, kur sutampa su dailės mokykla, labai kažkaip graudžiai sutampa. Ne tik ir su pasilinksmino vietų situacija ir manau, kad tiesiog tai bus labai linksmas užsiėmimas, o po to vienas iš mūsų mokyklos mokytojų atliks kūrinį, kadangi dailės mokykla tai ta vieta, kur piešiama dabar mažiausiai, daroma visi kiti menai irgi. Taigi, futurologinis etiudas. Alytus po 20 metų, tai yra 2010 metais. Pardon, kad kišuosi į savo nereikalus, bet esu alitologas, tad šeršėra fam, sako mano tautiečiai, ieškok moters. Radau, šventa Nijolė Alytietė. Šitiems, kas nežino, noriu pasakyti, kad ponia Nijolė Januškevičienė tuo metu buvo Alytaus miesto vykdomo komiteto pirmininkė ir žmonės tiesiog vadino rotušę, šiandieninę rotušę, Šventos Nijolės bažnyčią. Ten dar turėjo, kiek žinau, būti bokštelis toks viršui. Tai jinai pati sakė, nuimti tą bokštelį, kad į bažnyčią nebūtų panašu. O taip aš prisimenu, žinau, juokinga buvo. Bet ji dar ten niekom dėta. Verčiu 58 metais išleista knygelė Alytus. Puikiai, nuostabu, excellent. Štai, numatoma pastatyti dulkių, siurblių ir metalo staklių gamyklas. Sunku ir išvardinti, kas daroma, kad darbo žmonės gyventų dar gražiau, kultūringiau. Ir naujas 20 aukštų viešbutis ir universalinė parduotuvė. Stambi, tiek to. Numatoma paversti Alytų kurortu, nes netoliese gausų mineralinio vandens šaltinių. Nemunas pagaliau sulaužė priespaudos ledus, suskambėjo naujos dainos apie naują rytą, išaušusį prie Nemuno krantų. Gaivus septynmečio pavasaris žengė per Dzūkų žemę. Ir tai buvo rašoma 58 metais, o dabar visko turim, sako alytiškiai, ir kurortą, ir stakles, ir hotelį, ir motelį. Imkim ir pažiūrėkim į Alytų dar po 20 metų, į miestą 2010 metais. Liftai į požemius, spec dujokaukės spec žmonėms, Disneylandas Panemunėj Alberto, bobslėjai, kramtomos padangos, seks šopai iki mokyklinio amžiaus vaikučiams. Pasažas, ne, 3 pasažai, miražas į kitą Nemuno pusę. Per dūmus nieko gerai nematyti, bet žinom, ten Alytuj pirmam gyvena 100 000 alytiškių. Ne, iš tikrųjų 200 000, nes kiti neregistruoti. Vietoj senos desantų šaudyklos modernus tankodromas, skraidančioms lėkštutėms. Oro uostas, Alytus, Bagdadas, Pivašiūnai, Maskva, Petušky. Gatvėm tyliai vaikšto alytiškiai ir dar tyliau kalbasi rusiškai. Nes visur kinietiškos iškabos. Taip, po vandeninio plaukimo baseinas po Dailide. Nu, čia taip ir yra. Baras, kitas baras, dar baras, visi baras, baras ir baras. Barasi, tai yra, nes visko per daug. Laimės, laisvės, lygybės. Brolybės lygiai tiek, kiek reikia. Ko dar? Video seksteka 9, tik nesuaugusiems. AIDS koncernas tikras dzūkas. 2010 metais Svetikas, toks archeologas. Pagaliau iškasa 89 ir 90 metais pavasarį žuvusių sajudiečių kaulus. Jie iškilmingai palaidojami buvusiuose žydkapiuose, ten kur dabar pirtis. Jonas Palčius ten. Iškasta ir užkasta lino jakštonio memorinės apysakos ne už ką skiltis. Ir čia labai svarbi detalė. Tais pačiais metais Alytaus dailės akademijos rūmuose įtūžę dailininkai sukyla prieš Bienčių B.N. rektorių ir direktorių, kuris ateis valdžion 95 metais. Kas nežino, aš tapau direktorių 95 metais.
Kunčinas, kai rašė šitą dalyką, mane dar nepažinojo, tai padarė klaidą matomai. Mes susipažinom berods 91 metais kažkada. 2010 metais pavasarį miestas tyliai pamini 15-asias Vytauto Stanionio žūties metines. Dar jis nepasirodė. Mat 1995 metais šeštosios Alytaus okupacijos metu jis vienintelis netyčia palindo po rusų tankais, plūstančiais nuo Likiškių kalvų. 2010 metais jau seniai nebėra Šventos Nijolės rotušėse. Jie visiškai atsitiktinai subombardavo Černomorskiai lėktuvnešius. Irgi visai atsitiktinai plaukęs į Nemuną, nebėra ir garsiojo miesto teatro, kur iki 99 rudens sezono režisierius Nasutavičius spėjo pastatyti ne tik Sulaukus Godu, misteriją, kaip aš mažas buvau ir dar bučiuok mane Benai, bet ir šarvuoti numeris 492 Potiomkin. Jis, kaip ir dera tikram teatrui, ėmė ir sudėjo. Kas įdomu, ant kiekvieno namo TSKP komjaunimo aikštėje matom iškabintas. TSKP platforma numeris 234, TSKP platforma numeris 235 ir taip toliau. Tai laimėjusios partijos, naktinės, vietinės agentūros, bazės, klubai, dansingai, etc. Visur užrašas tik tikros Maskvos TSKP nariams. Kur nekur pavieniai desantininkai tingiai šaudo valkataujančius sąjūdiečius demokratus. Krikdemus irgi. Vietoj angelo, kur dabar obeliskas yra, bronzinė skulptūra Ligačiovas su Jelcinu policinitu. Bronza gražiai blizga. Kažkoks kraštotyninkas Rimkus prie Kaniukų tilto randa Ledo ir Kolesnikovo kapus, aiškiai matyt, buvo kankinami. Maironio sekretoriumi 10 metais gyvena Alytaus gensekas Ivanas Iljičius Kozlovas su žmona. Greta prokuroro Bezžalovo kotedžo su nedideliu kalėjimo rūsiuose. Vietoj Stanionio fotosekcijos konclagerio numeris 43557 filialas numeris 67798. Čia ryškinami ryškaluose nepatikimieji. Vertėjas VM Vytautas Markevičius 2010 metais dar gyvas senukas, dabar verčia iš kiniečių, Altajaus kalbų bei Maskvos dialekto, dar gyvas senukas. Miesto laikraštis Krasnoalytuskaja Istina, jis nebuvo toks optimistas, vis dažniau rašo apie iššukuotus miškus bei krūmus, žiauriai grasina naminės iš batų tepalo varytojams bei durnaropių augintojams. O kas dar? O viešbutyje Krasnai Dzūk gyvena vien karininkai ir pulko damos. Užtat Nemunas švarus. Visa pramonė stovi, nėra kam teršti. Okupantų piktumui gyventojai net geria upių tėvo vandenį ir nieko. Toli pažengusi medicina, smegenų transplantacija vykdoma ne tik VSK Rusiuose, bet ir vienintelėje mėsos pardavykloje, dabar sportloto kontorėlė. Yra ir džiugių permanų stadione. Puikiai der ananasinės bulvės. Sporto salėse mankštinasi 25-osios kartos robotai. Kur tu eini, klausia režisierius Nasutavičius sutikta upės žvejas Saulių. Aš einu, sako Saulius, ir aš einu, sako Nasutavičius. Abu nueinam. Virš gegutės lizdo praskrenda Lisauskas, Svetikas, Makolderis, Karpas su Jurevičia. Nutupia į lizdus tolimuose alksniuose. Dabar ten jų namai. Bienčiaus Eno dukros ištekėjusios už politrukų Jemelios ir Proforo. Abi jaunėščios. Direktorius Gavelis išvežioja pieną karininkų šeimoms. Manelis vėl iškyla, jis dieną naktį projektuoja barakų miestelį buvusio aerodromo vietoje, kariniai vis plūsta ir plūsta. Itin jam sekasi braižyti ilguosius koridorius. Nuo nebeveikiančio mėsos kombinato iki kareiviškų rūbų siuvimo fabriko kursuoja maršrutinės tanketės, kartkartinės atidengdamos ugnį nekaltus gyventojus. Vienintelė nekaltų gyventojų pramoga lankyti žuvusių kapus, kurių nėra. Apsimetę grybautojais, Alytiškiai tvarko kapinės ir šlapta rausia bunkerius. Nes didi naujiena vėl artėja, rusrublis vėl devalvuotas. Neramumai okupuotoj Suomijoje, Švedijoje, Anglijos liaudies Respublikoje. Yra vilties, yra. Prūsijos demokratinėje Respublikoje 2015 metais dryksteli baisus sukėlimas, bet tai jau kiti laikai, daug geresni.
daug, tad ir pastabas baigiu optimistiškai. Po 8-osios okupacijos Alytus vėl atgimsta. Atgaivinamas Ledas, Stanionis, Kolesnikovas. Išleidžiami Jakštonio memoarai. Bijančios Eno dukros nužudo politrukus ir išteka už Vytauto Markevičiaus sūnų, kurie savo ruoštų išsiskiria su Manė ir Katė. Dailės akademijos rektoriumi skiriamas Švirmicko sūnus Aristas Švirmis, o miesto meru tampa Žuvelis. Kai kas prisimena Rybakovą, bet tai jau kita futurologinė istorija.